Parodysiu, kaip sąmata 24 sistemoje greitai ir patogiai susikurti pilną sąmatą nuo kliento pasirinkimo iki galutinės sąmatos. Naują sąmatą galite pradėti kurti keliais būdais: spaudžiant sąmatos kairėje pusėje arba naudojant greitąjį mygtuką Nauja sąmata viršuje dešinėje. Nesvarbu, kur paspausite, sistema pateiks tuos pačius sąmatos kūrimo pasirinkimus. Paspaudus ant Nauja sąmata pateikiami du pasirinkimai: nuo nulio kurti visiškai tuščią sąmatą arba iš šablono pradėti sąmatą naudojant jau paruoštą šabloną. Jeigu pasirenkate kurti nuo nulio, vėliau galėsite importuoti šablonus, pridėti pavienius įkainius arba viską susivesti rankiniu būdu. Jeigu pasirenkate pradėti iš šablono, sistema automatiškai įkels pasirinktus darbus, o vėliau galėsite papildomai pridėti kitus šablonus ar pavienius įkainius. Toliau pasirenkame klientą. Iš jau turimų klientų sąrašo, jeigu klientų sistemoje dar nėra, galime greitai sukurti naują klientą. Toliau užpildome pagrindinę projekto informaciją: objekto pavadinimą, adresą ir projekto miestą. Papildomai galima įvesti ir kitą informaciją apie projektą. Toliau pereiname į sąmatos kūrimo dalį. Čia sąmatą galite formuoti keliais būdais: importuoti šablonus, pridėti pavienius įkainius arba pridėti tuščias eilutes ir viską susivesti nuo nulio. Tai leidžia labai lanksčiai prisitaikyti prie skirtingų projektų. Paspaudus importuoti šabloną atsidaro jūsų šablonų biblioteka. Čia galite pasirinkti bet kurį reikiamą šabloną iš savo bibliotekos. Šablonai papildomai filtruojami. Visi rodo visus šablonus jūsų bibliotekoje. Mano rodo tik jūsų asmeninius šablonus. Platformos rodo tik sistemos šablonus. Taip reikalingą šabloną rasite daug greičiau. Importavus šabloną matome pilnai sugeneruotą sąmatą. Kiekviena eilutė turi pavadinimą, kiekį, mato vienetą, vieneto kainą ir bendrą sumą. Dešinėje pusėje sistema realiu laiku skaičiuoja bendrą sąmatos suvestinę. Įkainius galima labai paprastai perkelti iš vienos vietos į kitą, spaudžiant kairėje esančius 6 taškus. Eilutę galima pertempti į kitą vietą. Paspaudus 3 taškus dešinėje atsidaro papildomi veiksmai. Įkainį galima dubliuoti, ištrinti arba išsaugoti į savo duomenų bazę kaip mano įkainį, kurį vėliau galėsite naudoti kitose sąmatose. Paspaudus rodyklę prie įkainio pavadinimo atsidaro pilnas įkainio detalizavimas. Čia matome darbo dalį, medžiagas, mechanizmus. Prie kiekvienos eilutės pateikiama norma mato vienetui, kaina ir bendra suma. Taip tiksliai matote, iš ko susideda kiekvienas įkainis. Prie kiekvieno įkainio papildomai galima pridėti medžiagas, mechanizmus arba tuščią eilutę. Sistema leidžia ieškoti medžiagų ir mechanizmų tiesiai iš jūsų duomenų bazės. Jeigu reikia, viską galima susivesti ir rankiniu būdu nuo nulio. Sąmatos apačioje galima pridėti bendras pastabas klientui. Dešinėje pusėje nuolat matoma sąmatos suvestinė, kiek sudaro darbai, medžiagos, mechanizmai ir bendra projekto suma. Paspaudę toliau matome bendrą sąmatos vaizdą. Čia galime pritaikyti maržą, tai yra papildomą antkainį sąmatai. Taip pat galime pritaikyti nuolaidą. Sistema automatiškai perskaičiuoja visas galutinės sumas. Spaudžiame sukurti sąmatą
ir sistema sugeneruoja pilną sąmatos dokumentą. Sukūrus sąmatą atsiveria pilnas sąmatos valdymo langas. Čia galime redaguoti sąmatą, peržiūrėti ją, atsisiųsti, kopijuoti sąmatą arba paversti ją šablonu, kurį galėsime naudoti ateityje. Nauja sąmata automatiškai gauna statusą juodraštis. Kai sąmata suderinama su klientu, statusą galima pakeisti į patvirtintą. Patvirtinta sąmata automatiškai tampa projektu ir persikelia į projektai skiltį, kur galima toliau valdyti jau vykdomus darbus. Atsisiuntus sąmatą automatiškai sugeneruojamas profesionalus dokumentas su jūsų įmonės informacija, kliento duomenimis, visais darbų skyriais, kainomis ir galutine suvestine. Taip pat sąmatą galima pateikti klientui tiesiog per viešą nuorodą. Klientas galės atsidaryti sąmatą naršyklėje be jokių papildomų prisijungimų. Su sąmata 24 galite greitai kurti profesionalias sąmatas, naudoti šablonus, automatizuoti skaičiavimus ir visą projektų valdymą turėti vienoje vietoje. Tai leidžia dirbti greičiau, tiksliau ir efektyviau.